Tarp profesijų, kurios išnyks, buvo nurodyta, kad išnyks grafinis dizainas, tai tarp profesijų, kurios išliks, buvo nurodytas, kad kūryba išliks. Tai sveiki visi, Blitz pažintis su verslu ir šiandien aš svečiuojuosi Arfix studijoje. Šiandien pakalbėsim apie tai, ką daro Žydrūnė su visa savo komanda. Labas, Žydrūnė. Labas. Nesijaudini. Truputėlį. Žinau, kad tu esi dizainerė, žinau, kad tu kuri logotipus su savo komanda, kuri prekinius ženklus, kuri etiketes, pakuotės, instaliacijas ir dar begalė visokiausių dalykų. Jeigu tai pasižiūrėti, kaip mes pozicionuojame, tai mes savo klientam esame full service reklamos agentūra. Tai yra, kad klientas atėjęs pas mus gaus absoliučiai visas paslaugas iš vienų rankų. Jeigu klausimas skamba, kad tarkim, kas mums labiausiai patinka daryti arba kur mes esam, tikrai labai stiprus, tai aš sakyčiau, kad tai yra grafinis dizainas arba reklamos dizainas, skirtingai įvardina. Tas pats dizainas vėlgi, tai gali būti maketavimas, kažkoks nesudėtingas apdirbimas medžiagos pateiktos kliento, ten tekstas Word'e, porą nuotraukėlių ir sako, sudėkite man į skrajutę. Ir baigiant tuo, kad, tarkim, gali būti parodų stendų dizainas ir projektavimas, kur yra begalinės apimties projektai, labai įdomus, labai sunkus, sudėtingi kūrybiškai, apimantis daug resursų, daug laiko ir energijos, kad kol tu įgyvendini visą tą projektą, tie gal projektai yra įdomiausi, tokie didelėm apimtim. Tai įeina į tą reklamos dizainą, maketavimą, viskas. Įeina logotipai, įeina prekių ženklai, skrajutės, katalogai, aplankai, tos pačios išorinės reklamos projektai, projektavimas, kaip atrodys iškabos ir taip toliau. Mūsų klientas jau žino, kad reklamos agentūra teikianti grafinio dizaino paslaugas yra kaip ir viršuje visų reklamos paslaugas teikiančių agentūrų tam sąraše, pačiame viršuje. Dėl to, kad neturėdamas maketo, neturėdamas vizualizacijos, tu negali tęsti savo sumanimų, tu negali įgyventinti iškabos, tu negali apsiklijuoti automobilio, kol tu neturi maketo. Todėl labai svarbu pradėti bendradarbiavimą pradžiai nuo mūsų. Aš galiu tiesiog, pavyzdžiui, pateikti pavyzdį. Kreipėsi klientas, užsakydamas parodos stendo vizualizaciją ir įsivaizduokite iš jo prašymas. Sako, mes jau pasigaminome džemperius su tam tikra spauda krūtinės srityje, mes norim, kad jūs tai atkartotumėt ir parodos stende. Ir tada tu pradedi galvoti, palaukit, lyg tai ne nuo tos pusės mes einame. Iš tikrųjų, tai, ką mes sukursime, kaip jūs atrodysit ir kaip jūs pozicionuosite parodoje, turėtų būti pradžia ir paskui sekti visi kiti elementai, tas visas brandingas, visas tas vientisumas. Viską mes sukuriam kaip ir konceptą. Kaip tu atrodysi, kokiais kanalais tu pardavinėsi, kaip iš tavęs pirks, kuo tu esi unikalus ir tada visi kiti ten skrajutės, bukletukai, tai parodai, ten drabužiai ar kažkas jau yra tik tai pridėtinė dalis to mūsų sukurto jau viso stiliaus. O čia gavosi atvirkščiai, tai tokių kuriozų papuola. Mums yra iš tikrųjų labai svarbu, kad klientas atėjęs mumis pilnai pasitikėtų. Mes nesam naujokai, mes esame visi darbuotojai reklamos rinkoje ne mažiau kaip 25 metai. Mes realiai žinome, ką mes darom. Esame turėję begalinių patirčių. Iš visų tų patirčių kažką išmokome, kažką tai perėmėme ir svarbu pasitikėti. Jeigu mes pasakome, kad mes padarysime, tai mes realiai tai padarysime labai gražiai, labai gerai, labai sklandžiai, geriausiai kaip įmanoma tuo atveju. Tačiau jei klientas labai nori dalyvauti procese, jeigu jisai nori save realizuoti mūsų procese, tai kyla sunkumu ir labai dažnai tada tas efektas, galutinis rezultatas netenkina nei vienos, nei kitos pusės. Todėl tas pasitikėjimas yra be galo svarbus. Aš nesu grafikos dizainerė. Aš esu vadybininkė, aš dirbu su grafikos dizaineriais, su jais bendradarbiauju, jiem vadovauti negalima, jie labai jautrios asmenybės, todėl aš jiem tik tai padedu, vienu žodžiu, su jais draugauju, perduodu jiem informaciją. Čia kaip ta tarpinė tarp kliento ir... Tikrai taip. Aš išverčiu kliento kalbą taip, kad jinai būtų suprantama dizainui. Dėl to, kad aš žinau dizaino funkcijas, galimybės, naudojamas programas, metodikas arba techniką, ar ne, klientas to neišmano. Ir jisai man
sako, tu žinai, tu padaryk va ten maketę, kad ten tas ir tas skraidytų, arba ten levituotų ir taip toliau. Aš jau suprantu, kokiom priemonėm tai būtų galima padaryti. O ir kiek tai kainuos. O jisai man apibūdinti negali, bet tai mano ir yra tikslas. Tai, ką jisai levituoja, perduoti dizaineriui suprantama kalba, kad tai turėtų būti motion, kažkoks tai maketas, tarkim, arba GIF failas ar kažkas. Pačiam dizaine ir pačiam to prekinio ženklo dizaine pati dirbi. Daugiau nei 25 metai. Na, ar nebuvo minčių pačiai nerti į rimtesnės tas programas ir pradėti dėlioti mintis tam vaizde, ar visgi esi patenkinta tą poziciją, kurią dabar užimi? Aš labai patenkinta, kad mano ir dizainerio skoniai, mintis arba kryptis sutampa. Va šitas dalykas mane džiugina, kad man nereikia su jais kovoti, kad man nereikia parduoti produkto, kurio aš netikiu. Arba jis man nepatinka, arba jis nėra gražus. Būna visko, padiskutuojam ir taip toliau, aš dalyvauju tose procesuose, išreiškiu savo nuomonę. Minimaliai kažkiek programomis aš moku dirbti, tačiau aš neturiu tam laiko, jeigu aš užsiimsiu kūrybą, aš greičiausiai negalėsiu administruoti projektų. O pas mane nesiliauja skambučiai, kiekvieną dieną atvyksta į susitikimus klientai, turime online susitikimus, atvyksta pasiimti produkcijos ir taip toliau, tai ta prasme negalėčiau tiesiog to daryti. Aš manau, kad aš tą kūrybiškumą išreiškiu kitaip. Man patinka, pavyzdžiui, rašyti. Man patinka labai skaityti, man patinka turbūt puokštės komponuoti kažkokias. Viskas, ką aš galiu taip atlikti buitiškai ir man nereikia su nieko lygintis. Tegul tai daro už mane dizaineriai, o aš juos ginu. Tai kaip advokatė faktiškai gaunėsi savo komandą. Iš tikrųjų labai dažnai tenka tuos projektus apginti. Būna klientai, kurie yra smalsūs ir jie prašo, pateikite argumentus, kodėl jūs nusprendėte padaryti būtent tokį dizainą. Tada aš pateikiu tuos argumentus. O būna kiti klientai, kurie bando iš tavęs iškvosti, o kodėl jūs tai padarėt, nes vat aš nežinau, aš nedaryčiau ir ten taip toliau. Ir taip, aš atstovauju dizainerius ir aš juos ginu prieš klientus, lygiai taip pat aš ginu ir projektus. Bet tais projektais visais praktiškai be išimčių labai tikiu. Bet tai čia viskas susiję. Kovojimas, teisingumas, estetika, teisybės pačios supratimas kažkoks bendram kontekste. Beje, iš tikrųjų, pagal mano asmenybės testus, man tinkamiausia profesija pirmoje vietoje būtų mokytoja lektorė, antroje vietoje policininkė ir trečioje vietoje jau tada tik tai pardavimai. Bet tai gal kažkaip apsiribosim serialais apie policininkus. 20 metų šitoj srityje, ar apie tai ir svajojai nuo mažų dienų, ar visgi tai buvo netikėtas kažkoks įvykių rezginys, kad pakliuvai ten, kur dabar esi? Turbūt tas teisybės paieškos pas mane buvo nuo mažumės, dėl to, kad aš labai gindavau klasiokus silpnesnius, padėdavau jiem ruošti pamokas, man būdavo viskas už teisybę, eidavau aš ten, draskydavau marškinius į direktoriaus kabinetą, kad ten to neišmeskit, to nepalikit 2 metais ten ir taip toliau. Vėliau aš labai norėjau stoti į Istorijos ir politikos mokslo institutą, taip tuo metu vadinosi. Tačiau pakeliui persigalvojau ir iš tikrųjų pabaigiau visiškai kitą specialybę. Pirma praktika buvo televizijoje, buvo tada dar Tele3 televizija, tada regioninė televizija ir mane tas reklama, konkrečiai reklama užkabino, ar ne? Ir tik po studijų aš iš karto įsidarbinau vienoje Kauno reklamos agentūrų, joje pradirbau keletą metų ir tai prasidėjo. Ir kažkurio momentu aš sutinku darbe savo dabartinį, tada dar būsimą vyrą, ar ne? Jisai sako, tau čia labai puikiai sekas, tu čia taip gerai pardavinėjai, kodėl tu pardavinėjai kitiem, o pardavinėkime savo. Ir mes nusprendžiame įkurti verslą, taip, ir savo verslą mes jau esame maždaug 18 metų. Tai gerai nuo to reikėjo pradėti, kad tu ir verslo savininkės. Taip. Ne tik vadybininkė, čia kažkaip administratorė, teisininkė ir visa kita. Aš pardavėja, aš tiesiog pardavėja. Ar turi didelių planų su darbu susijusiu ar ne su darbu susijusiu, kuris galėtum pasidalinti? Kiekvieną dieną, žinai, eini į tą darbą, darai viską su džiaugsmu, tu esi įpratęs, tau galbūt tai, kam gali būti kaip klientui nuostaba, kad o kaip jūs čia man sugalvosit ir įgyvendinsit tą projektą. Mes einam su tą mintim, kad dar vienas projektas. Ta prasme, kad jau mums tampa tie projektai kasdienybė, todėl labai džiugu, kai gauni kažkokius nestandartinius sprendimus, kai tu gauni laisvę kurti, kai tu gali pasidžiaugti kažkokiais dideliais, dar nebandytais, nedarytais projektais ten ir taip toliau. Tai tas labai varo į priekį, bet tarkim, kad kažko labai tikėtis, labai laukti,
Ne, žinok, iš tikrųjų turime klientų, su kuriais dirbam 22 metus, tai būtų Padvaiskas ir ko. Turime klientų, su kuriais dirbam 23 metus, tai yra Adidas prekės ženklas. Ir žinoma kiti, ir Imperial viešbutis, ir Honda prekės ženklas. Tai jie ištikimi mum, mes ištikimi jiem, kažkokių labai didelių planų mes nerezgame, neturime planų, kad būtų strateginė plėtra kažkokia, kad labai išsiplėsti, kad būti geriausi, aukščiausi. Mes puikiai vertiname mūsų klientų tarpę, turime darbų tikrai daugiau nei pakankamai ir viskas mūsų labai tenkina. Supratau. O mano pačios ambicijos šiemet išsilaikiau ginklo mokymus. Tai po stalu ten palauk, kažkur reikia pažiūrėti, gal kur žinai. Dabar laukiu, kol gausiu licenciją jau turėti ginklą namuose savigynai, taip. Ir mano tikslas dar šiais metais įsigyti rimtesnius pirmosios pagalbos mokymus. Nu, sako, jeigu reiks panaudoti ginklą, gal paskui gaivinti, žinai. Susidurėt su kažkokiais tai iššūkiais ir ta tokia skaitmeninė konkurencija? Taip, yra ta skaitmeninė konkurencija, iš tikrųjų puikus dalykas iš vienos pusės tas dirbtinis intelektas ir jo produktai ir tikrai didelė dalis vartotojų džiaugiasi turėdami tokius įrankius. Mes taip pat esame įgalinę tam tikras funkcijas dirbtinio intelekto būtent dizainerių darbe, bet kai tas įrankis papuola į mūsų klientų rankas, čia jau yra kita medalio pusė. Paskutiniu metu mes susidurėme su tokiu dalyku, kad klientai pažaisdami prisikuria maketų būtent dirbtinio intelekto pagalba, bet negana to, kad to intelekto pagalba, bet dar nemokamomis programomis, kurių funkcionalumas yra labai stipriai apribotas, mums tada atsiunčia nedidelės apimties paveiksliukus ir sako, o dabar manau, čia šitą plakatą pagaminkit. Ir mes bandom paaiškinti, kad okei, tu sugaišai kelis vakarus, tu turėjai galbūt gerą laiką, tu realizavai savo idėjas ir taip toliau, bet mes nieko negalim padaryti su to failu. Mes absoliučiai nieko negalim padaryti, mes negalim atspausdinti, mes negalim jo perpiešti. Labai dažnai mes atsisakom perpiešti, nes tiesiog to padaryti neįmanoma. O tais atvejais, kai sutinkame, tai klientas yra priverstas sumokėti kelis kart brangiau už tai, kad mes perpieštume, nei jis būtų sumokėjęs mum, kad mes būtume sukūrę. Ir iš pirmo karto, pagal jo pageidavimus, kaip jisai nori. Tai vat mes manome, kad neįgudusių vartotojų arba mūsų klientų rankose tas dirbtinis intelektas, kaip, tarkim, kūrybos įrankis, kol kas yra iš tikrųjų toksai šaltasis ginklas, kur, nežinau, kur čia yra daugiau privalumų ar minusų. Anksčiau mes irgi turėjom tokių iššūkių, bet būdavo viskas daug paprasčiau. Būdavo ateina klientas, atneša popieriaus servetėlę ir sako, vat vakar su kaimynu mes susėdom, gėrėm alų ir aš čia nusipiešiau logotipą. Ar jūs man galite jį perpiešti? Mums tada atrodė iššūkiai, čia prieš 15-20 metų, ja? Tai tada jau mums atrodydavo iššūkiai, dabar mums jau juokas, nes dabar mums atsiunčia tokius šedevrus, kad mes nežinom nei ką su jais daryti, nei kaip juos vertinti. Vien praeitą savaitę mes gavome automobilio maketą sukurtą su dirbtiniu intelektu. Jau suvokė klientas, kad reikia perpiešti, bet tai buvo tokio sudėtingumo, kad perpiešti praktiškai neįmanoma. Tai va tiesiog klientai išėjo nuliūdę, praleidę kelis vakarus, pažaidę su dirbtiniu intelektu, su visom tom dizaino programom ir liko nusivylę prieš kilusios geldos, nes vis dėlto nieko su tais failais išskyrus, kad tu pasigrožėsi, parodysi žmonai ir kaimynui prie vyno butelio, daugiau nieko tu padaryti negali. O nekilo mintis, ar fiks tapti startuoliu ir kurti tą skaitmeninę tarpinę tarp dizainerio ir dirbtinio intelekto? Kad jau ta medžiaga, kurią galbūt suformuluodavo ant lapelio žmonės, turėtų tam tikrą platformą, kurioje būtų galima turėti eskizą ir jums perduoti jau panaudojamą failą. Niekada negalvojate apie tai? Dabar labai populiarus startuoliai, ten visą kitą. Aš labai įsivaizduočiau šitam ofisiuke. Taip, tu teisus, iš tikrųjų tas dalykas yra labai populiarus, bet aš pasakysiu, kad jau yra, jei ne šimtai, tai tūkstančiai tokių kompanijų, kurie siūlo šablonus, ką tu turėjai omeny, kur klientas gali tiesiog pasipildyti savo kintamąją informaciją, tarkim, įkelti savo logotipą, įkelti savo elektroninio pašto adresą, bet jis jau turi šabloną. Arba plakato šabloną, jis tik susirašo savo kainas. Begalės yra tokių programų. Ir galbūt mūsų ta gili kūrybinė patirtis leidžia mum likti vis dėlto prie kūrybinių šaknų. Nenorime būti startuoliais,
Nenorim mes konkuruoti skaitmeninėje erdvėje. Mes norime nuoširdžiai kurti projektą, produktą, apgalvojant kiekvienus niuansus, konkrečiai pažįstant asmeniškai klientą, su juo bendraujant, perteikiant jo lūkesčius, perteikiant jo norus. Mes geriau pavargsime, bet padarysime gerai. Turėjau susitikimą su klientu ir mes pažaisdami dirbtiniam intelektui uždavėm keletą klausimų. Kokios profesijos visiškai išnyks per 5 ateinančius metus ir kokios išliks ir pagyvuos. Tai išnyks, aš ten nevardinsiu, ta prasme tikrai pavojuje yra netgi netikėčiausi verslai arba profesijos. Tačiau kas išliks? Pirmoje vietoje tai yra psichologai, psichoterapija. Dėl to, kad tikrai mums bus labai sunku suvokti mūsų konkuravimą su skaitmeninė erdvė ir dirbtiniu intelektu. Bus tokios profesijos kaip dirbtinio intelekto etikos žinovai, nes tu turėsi kažkaip reguliuoti visus tuos bendradarbiavimą su tuo dirbtiniu intelektu, ar ne, su bendravimas su juo greičiausiai. Ir tenai, pavyzdžiui, buvo nurodyta, jeigu, tarkim, tarp profesijų, kurios išnyks, buvo nurodyta, kad išnyks grafinis dizainas, tai tarp profesijų, kurios išliks, buvo nurodytas, kad kūryba išliks. Dėl to, kad, tarkim, dirbtinis intelektas geba palyginti visus įmanomus šaltinius, juos apjungti, paimti detalės, susisteminti, kažką padaryti, bet jis negeba kurti. Kūrėjas iš tikrųjų bus tas žmogus ir ta profesija, kuri neišnyks. Tai, kas kyla iš širdies gelmių. To neįmanoma pakeisti jokia dirbtinė programa, jokių dirbtinių intelektų. Tai būtent jeigu tu esi autorius, jeigu tu esi skulptorius, jeigu tu esi dailininkas, beje, mūsų dizaineris yra dailininkas, tapytojas, tai tu esi praktiškai saugus. Tai ačiū, Žydrūnė, tau už fainą pokalbį. Galėtumėm nukrypti, man atrodo, į tokias temas, kurios būtų ne tik mums abiems įdomios, bet ir tiems, kas mus žiūri. Bet čia gal paliksim laidų ciklui. Tikrai taip. Kokiam nors, nežinau, apie dirbtinį intelektą, apie dizaino subtilybės ir apie kūrybą. O šiandien ačiū tau ir ačiū. Dėkui tau. Ačiū visiems, kas žiūrėjo. Dėkui.